Na ką, 7 para, lenda bėdas, Achilo sausgyslė užsidegė. Jau vakar jautės važiuojant, tai šiandien ryte atsikėlus intensyviau jautės, šaldau. Žiūrėsim dienos eigoj, ar važiuosim ar nevažiuosim šiandien vakare. Bus matyti. Atvažiavam dviratį pasirūpint, jau keli važiavimai neplauts. Pagaliau atrodo normaliau. Labą dieną! Vos neišsidrėbiau. Tai vat 8 para važiuojam dieniniu tarifu. Achilo sausgyslė užsidegus, vakar šaldžių visą dieną, poilsio diena buvo. Sunku ir morališkai, ir psichologiškai jau. Bet nieko, dar parašė Andrius Ivanauskas, dabar ką tik tai pasijung šiek tiek, keliasdešimt kilometrų. Susitinkam žemė. Sveiks. Sveiks, bam ir taip. 8 para, yra pasijungiančikas, dar padeda. Andrius Ivanauskas, va. Na, ką pasakys, Guda? Ką čia pasakysi, važiuosim iki galo. Iki galo, vyrai. Už Lietuvą, vyrai, už Panevėžį. Nu ką, Achilas biškį šyla lengviau, vaistų dar išgeriau. Kažkai važiuojama su palaikymu. Lengviau nei vienam. Dvigubai lengviau. Tai va, žiūrėsiu pravažiavęs. Kaip minkštieji audiniai jūs vakar jau nebevažiuos tikriausiai. $30 kilometrų, koja labai nesispirioja, renkam toliau kilometrus. Dešimt kaštonų žalių, ėjo, praėjo, žodžių neturiu. Grožimės gamtos vaizdais. Kas padeda dar irgi važiuoti, gražus rudenėlis. Gal mum irgi reiks stogą kokią per lietų naktim važiuoti. Reiks pagalvoti kitiem metam kažką panašaus. Na bus pasistiprinti vakar važiuojant. Tu bus kavos nusipirkti kažką. Kultūros poilsio parke. Ir mėsos, ir saldainį. Apyvarta garantuota. Mindaugas, kumpi mėgsta Savickas, tai va tikrai ras ko. Ką mes turim, namo grįšim, bus 8. Tikriausiai jau šiandien pabaigiam. Reikia Achilą saugoti. Visą gerą, geros kloties. Jau kalėdom ruošęs. Vėlinių nebuvo dar. Jokios sąžinės. Jau kalėdos. Hello, my dear friends. You wanna play a game? That game calls Cycling Madness. You cycle till you're gone mad. 9 para, Helovyno vakaras. Verdom ryžius važiuosim. Helovynus. Tuoj pabaigsim. Žmonės gąsdinam parke, vaikšto Helovino tematiką, mes kaip vaiduokliai. Važiuojam visi šon šakiniai.
Dar vienas velnis prisidėjo. Šiandien sužinosim. Ar tikrai velnis, ar ne? ...43 kilometrus varom už miesto. Tamsa nusilydi. Antri lempai įsikrovę, suksim atgal į miestą. Viską dokumentuojam. Batareikių pasiimt važiuosim. Pametėm Andrių. Be stabdžių nulėkė. Neberandam draugą. Šimts kilometrus parke, vėl iš naujo. Bet prieš tai Raidmordai dienos Aiškinas tarifų konkurentas laikas. iki Plungės. Nu ką, aš jau pabaiga. 110 kokių bus. Link namų važiam. Nu ką, važiuoju namo, dar biškį ratuką apsakau. 100 kokių 18 bus. Ką, paskutinę dieną prasidėjo po 12, beveik pirmą nakties. 10 para. Pamiegam ir važiuosim toliau. Mindaugas su Andrim dar suks šiek tiek, šiandien daugiau. Labanakt. Skambino Raidumorą paskutinė 10 diena, laikas tvarkyti reikalus. Paskutinės jėgos šiandien turi būti atiduotas. Paskutinis toks virkščiai. Let's dance. Beveik tyloj minam jau paskutinę dieną. Kažkaip. Pietų pertrauka. Elektrolitai patys geriausi. O tai va, klausykit legendos Panevėžio. Mindaugo Savicko. Neblogi vidutinį kaip 10 dienai. 32. Atvarėm pasidraskyti motokroso trasą. Į muziejų atvažiavom. Adomo Petrausko muziejus. Ne tik kilometrus renkam, bet ir kultūriškai pabūnam. Važiavom į Kupiškį. Dar ir padirbėti reikia. Dega kojos, dega. Komentarai. Kava su cinamonu. Labai gerai bus. Buvo taip neprarandam. Mūsų traukinio lyderis Martinas. Kavytės geriam ir suksim link Panevėžio. Gėda pripažinti, bet šiandien gerą ant ratą sėdėti. Bet šiandien tiesiog kaifas.
Kaip. Ir išmoksiu gal sėdėti. Kits vaizdas iš Panevėžio bus jau užtenka filmuoti, jau nebėra norą kalbėti. Filmuojam. Tai dar filmuoji vadinas gyvas. 90 km judam link Vabalninko ir atgal į Panevėžį. Tad žiūrėsim. Nežinau, įmanoma misija, 3 paras be miega. Mission Impossible. Raudoni šermukšniai. Aš prašiau krosaną. Jau negera. 140 km. Tuoj finišo tiesioji. Nėra jėgų. Rūkas dedas ant akių ir gamtoje. Grand finale. Suksimės tuoj namo. Nebėra žodžių, užtenka dviratį. Uždarom, užrakinam, baigiam sezoną. Na kągi, važiuoti nebereikia. Pabaigtuvės buvo visai stiprios, ypač kolegai Mindaugui Savickui, kuris ten per parą surinko 400 kilometrų. Kažkas tokio, gal su ten uodegėle. Tai vat atskira padėka prisidėjusiems, palaikiusiems. Tai ir Dovydas Petravičius, kuris prisijungė prie važiavimo, Andrius Ivanauskas prisijungęs prie kelių važiavimų, Martynas Stasikėlis, kuris irgi prie kelių važiavimų prisijungė, ypač paskutinę dieną mus ten su Mindaugu Savicku ištraukė savo traukinį. Atskira padėka ir organizatoriams, kurie organizavo. Ačiū už galimybę, kaip sakant, save biškį paspaust, įstatyti tos nepatogius rėmus, kada jau galvoji patį sezoną uždaryti. Tai bendra padėka visiems prisidėjusiems, visiems važiavusiems. Gerų jums likusių kilometrų šiais metais, gero sezono uždarimo, gero tarpsezonio. Pailsėkit ir susitinkam kitą sezoną. Iki.